Dėkui, pirmininkė. Gerbiami kolegos, pritariu prieš tai kalbėjusiems ir esu įsitikinęs, kad Europa turi pirmauti ir sudaryti kuo geresnių galimybių konkurencingai Europos žinių ekonomikai, kuriai būtų būdingas gyvybingumas, pokyčiai ir inovacijos. Norint, kad Europa pirmautų pasaulinėje ekonomikoje, labai svarbu, kad ji turėtų bendrą vidaus rinką, kurioje daugiausiai dėmesio būtų skiriama paslaugų sektoriui ir žinių ekonomikai. Dėl to manau, kad Europos Sąjunga turi laikytis vieningos pozicijos klausimais susijusiais su Sąjungos kompetencija. Kaip žinia, ateinančią konferenciją šią temą bus priimtos radijo ryšio reglamento pataisos ir 15 metų vykstančios konferencijos darbotvarkė. Komisija turi užtikrinti, kad ši darbotvarkė atitiktų Europos parlamento poziciją dėl radijo spektro politikos programos proceso ir kad ji būtų naudinga tarptautiniams Europos Sąjungos interesams. Reikia Europos lygmens koordinuoto požiūrio, kad turėtume pakankamai radijo spektro strateginiams Europos Sąjungos tikslams pasiekti. Šalia to pabrėžiu ir subsidiarumo principą kaip vieną pagrindinį Europos Sąjungos principų siekiant sujungti valstybių narių galias ir Europos Sąjungos kompetenciją. Dėkui už dėmesį.